Jeigu turit pilvą arba daugiau negu gydytojams patiktų riebalų juosmens srityje, tyrimuose užrašyta hiperlipidemija, tai yra per daug riebalų, ir hiperglikemija, tai yra per daug cukraus, taip pat hipertenzija, tai yra per aukštas kraujo spaudimas, bet vis dar galvojat, kad iš esmės esat sveikas, nes visi tokie, tai blogai galvojat. Pagal simptomus patenkat į sparčiai didėjančią grupę žmonių, kuriems diagnozuojamas metabolinis sindromas. Niekas gerai nežino, kodėl tiksliai metabolinis sindromas ištinka žmonės. Aišku, kalbama apie atsparumą insulinui ar žmonių, kurie linkę kaupti riebalus aplink juosmenį fenotipą, bet jokių tvirtų priežastinių ryšių neaptikta. Nors būtų taip gerai, diabetas ir širdies bei kraujagyslių ligos tiesiog dievina šį sindromą ir tikimybė mirti skaudama širdimi, tai yra nuo širdies ir kraujagyslių ligų, yra net 3 didesnė. Sindromas yra gana paplitęs, dažniausiai jis apima apie 3 procentus populacijos, bet tarp nutukusių vaikų tokių yra beveik 12 procentų. Paskutiniu metu prie lemiančių faktorių pridedamas nuolatinis uždegiminis fonas, kuris ir formuojasi dėl dislipidemijos, atsparumo insulinui ir kitų priežasčių, ir lėtinis stresas. O kaip efektyvi intervencija visų pirma nurodomi gyvenimo būdo pokyčiai mitybos, fizinio aktyvumo ir elgesio srityse. Žinojimas yra jėga, ypač žinojimas apie taip vadinamo nekalto elgesio pasekmes, nes smarkiai neperfrazuojant, spurga po spurgos ir jau guli lovoje. Skanaus. Taikos ir ramybės.